mes veikiame, kuo užsiimame, mūsų gaminius, mūsų ateities viziją, perspektyvas, viską šiandien sužinosite. Taigi, mes esame mokomoji bendrovė DOPS, mūsų pagrindinė veikla yra kurti kovos menų bei laisvalaikio aprangą. Kurdami logotipą, stengiamės kurti tokį logotipą, kuris simbolizuotų tam tikras savybės. Tai mes norėjom padaryti, kad logotipas simbolizuotų pozityvumą, pasitikėjimą savimi, stiprybę bei ryžtą. Mūsų gaminiai. Ši prezentacija daryta prieš tai, kai gavome savo naują drabužių liniją, todėl čia visi yra maketai tiesiog, bet gyvai parodysime tikrus gaminius. Čia yra mūsų marškinėliai. Šie marškinėliai pritaikyti labiau laisvalaikiui, medžiaga lengvesnė. Yra labai didelė spalvų paletė. Taip pat turime marškinėlius pritaikytus labiau sportui. Tai šie marškinėliai mėlyni ir taip pat šie geltoni marškinėliai. Šie marškinėliai yra laisvesni, medžiaga nesugeria prakaito, didesnės iškirpties, patogiau sportuoti. Taip pat turime ir kepuraitės, tai dviejų tipų, full cap, kurių yra galima rinktis iš 5 spalvų, keičiasi snapelis ir žodžiai. Taip pat turime paprastą kepuraitę su snapeliu. Be abejo, šortukai. Šie šortukai taip pat pritaikyti sportui, nes yra šone iškirpties. Todėl jie niekiek nevaržo judesių. Su jais netgi galim padaryti špagatą. Mūsų išskirtinumas. Mes išskirtiniai tuo, kad orientuojamės ne tik į kovos menus, bet ir į laisvalaikį, ir ateities vizijoje, ir į kitas sporto šakas. Taip pat išskirtiniai tuo, kad stengiamės sukurti logotipą ir, manau, sukūrėme tokį, kuris simbolizuotų tam tikras savybės. Ryžtą, pasitikėjimą savimi. Reklama. Dabar, kadangi esame maža bendrovė, stengiamės kuo daugiau reklamuotis, kad būtum žinomi. Rašom straipsnius į tam tikrus laikraščius, netgi buvom radijoje ir bandom reklamuotis visur, kur tai galima. Taip pat mūsų bendrovė ieško investuotojo, nes gaunamas pelnas ir reikalingos išlaidos bendrovės tolimesniai veiklai yra didesnės. Dėl to mes ieškome investuotojo, kuris galėtų mums padėti ir tęsti tolimesnę veiklą, nes savo bendrovėje matome labai didelės perspektyvas. Mus galite rasti Facebook'e, jei turite kokių nors klausimų, rašykite į e-paštą. Gal kas kokių klausimų turite? Nors čia gal negalima sakyti. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Anksčiau plojot labiau, paplokite labiau jiem.